bet akimirką šią aš žinau, kad vėl tikiu. Aš žinau, kad gyvenu. Akimirką šią nebijok, tikėk stipriau. Noriu tau atiduot save labiau. Akimirką šią. Kiekvienas stalelis turi numerius. Tai jūsų komandos numeris. Bet kiekviena komanda turi turėti savo komandos kapitoną, išsirinkti komandos pavadinimą ir turėti 2 dainuotojus. Vieną ekspromtų dainos dainuotoją, o kitą pasirinktos dainos dainuotoją. Dabar, kad būtų lengviau, pasakysiu, ką kiekvienas turėtų daryti. Taigi, pirmas vaidmuo - komandos kapitonas. Žinoma, organizuotas, mokantis sakyti tostus ir visų gerbiamas. Turės atstovauti komandai ir po padainuotos dainos pasakyti tostą. Kitas vaidmuo - ekspromto dainos atlikėjas. Pageidautina drąsus, išvaizdus ir labai norintis dainuoti. Turi pabandyti sudainuoti dainą, kurią sužinos būdamas scenoje. Jaučia. Sekantis pasirinktos dainos atlikėjas. Pageidautina nors kartą bandęs dainuoti. Ir galintis savo balsu nurungti kitus priešininkus. Turės sudainuoti pasirinktą dainą iš sąrašo, kurį matote kiekvienas ant savo stalelio. Kiekvienas stalo turi tokį sąrašą. Dainos pakankamai žinomos, tai tikrai nebus sunku pasirinkti, kokią dainą dainuoti. Na ir paskutinis vaidmuo bus vertintojas. Vertintojas turi turėti humoro jausmą. Tai turi būti akylos akies šeimininkas, sugebantis išvelgti tai, ko nemato kiti. Turės vaizdžiai apipasakoti priešininkų komandos ekspromtų dainos atlikėją. Už šiuos visus 4 dalyvius bus balsuojama ir vakaro pabaigoje išrenkamas pats geriausias vakaro kapitonas, pats geriausias ekspromtų dainos atlikėjas, pats geriausias pasirinktos dainos atlikėjas ir pats geriausias vertintojas. Ir taip pat pats geriausias komandos pavadinimas. Pirmos komandos kapitonas Erika Buikauskienė. Ką parašyti, ką sakyti? Iš kur? Iš visur. Paskui išsiaiškinsim šitą. Dabar prašau pristatyti. Žodžiu, kad agis todėl, kad taip sugalvoja. Ką dar pristatyti? Kas, ne? Ekspromto atliks Kristutė Mockutė, menininkė pas mumis. Gytis niekad nedainavęs, tai varis pasirinktą dainą. Nes jis meluoja, babtuose dainavo, kaip blynus valgė, aš girdėjau. Vertins Nijolė. Nu tai va. Ačiū. Tai antrosios komandos, prašau kapitoną pristatyti savo komandą. Mūsų komandos pavadinimas Fadijas. Fadijas. Padainuokit, prašau. Fadijas. O diezo nemokėsiu. Taip, kapitonė esu aš Jolanta Malinauskaitė, Ežerilietė, ekspromtų dainuos Janina Draugelienė iš Jūrės, čia per miškus tik atbėgo. Pasirinktos dainos atlikėja nusipelniusi mūsų dainininkė Laura, kuri žino dainą apie medžius be lapų. Janušauskienė iš Raudondvario. Vertintoja nusipelniusi vertintoja Marija Bindokaitė. Prašau pristatyti savo komandą. Pavadinimą. Kas komandos kapitonas? Tai komandos kapitonas, vardas pavardė. Pristatom. Tai va, man nežinant, mane išrinko komandos kapitonu, aš pas balsavime nedalyvavau, bet sako, kad viskas teisėta buvo. Bet pripažįsti. Jo. Taigi esu Vytautas Zubas, čia kaip žinot, o komanda vadinasi iš tų, kas liko. Ketvirtojo stalelio
Ir prašom komandos kapitoną pristatyti. Labą dieną visiems, jeigu kas dar nematėt manęs, kad pastebėtumėt. Kadangi vienintelis vyras už stalo, tai moteris vieningai nusprendė, o vyrai neprieštaravo. Komandos kapitonas išrinko mane, Vincą Blinstrubą. Komandos pavadinimas gana taip ekspromtu irgi gavosi. Šiandien būtent tos idėjas įkvėpti ir mes nusprendėme tai, kad mes tikrai galime. Tai čia ir mūsų pavadinimas, mes galime. Ekspromtu mūsų atlikėja tikrai pasiruošusi ir nusipelnusi atlikėja, tai Elytė Pocienė iš Raseinių. Dėmesio, nieks neklauso apie ketvirtą Pasirinktos dainos atlikėja, tai Rasita Andzelytė, taip pat iš Raseinių. Vertintoja Nijolė, o dabar akim neturiu, bet nieko baisaus, jeigu suklysi pavardę, vis tiek jūs neatsiminsit. Mes išsirinkom visą arsenalą dalyvių. Dar pasiūmė kiekvienoj komandoj liko po vieną dalyvį ir man jie bus reikalingi balsavimų komisijai. Pirmasis reikalingas balsavimų komisijos narys, kuris susumuos rezultatus ir nustatys šio vakaro patį geriausiai komandos kapitoną. Tinka, čia yra ir baltos spalvos pasiblizana. Taigi, jums įteikiame baltoji dėžutė. Ir kai aš pasakysiu, jūs surinksite į ją baltasias korteles ir vakaro gale, susumavęs rezultatus, paskelbsite vakaro patį geriausiai kapitoną. Niekur neinam. Antrasis komisijos man narys reikalingas raudonasis. Raudoną spalvą esu numačiusi ir išrinkti patį geriausią ekspromto sesijos dalyvį. Irgi pasakysiu, kada ir kur tai reikės atlikti. O vakaro pabaigoje paskelbsite nugalėtoją. Dar vienas komandos narys reikalingas mėlynasis. Mėlynasis, matau, mūsų pirmoje komandoje yra. Jums reikės susumuoti rezultatus ir pristatyti geriausią vertintoją. Taip pat pasakysiu, kada ir kada tas korteles reikės surinkti. Na ir liko paskutinis komisijos narys. Taip pat kaip dėžutė. Jums teks susumuoti rezultatus. Aš pasakysiu, bus surinktos rudosios kortelės į jūsų dėžutę ir jūs vakaro pabaigoje susumavusi rezultatus paskelbsite patį geriausiai komandos pavadinimą. Taigi, ekspromto dalyvis dainuos ekspromto dainą, o kapitonas toliau pratęsdamas turės pasakyti tostą susietą su ta daina. Vertintojai. Taip, pasakysiu, kad turi žiūrėti vertintojai. Galima vertinti viską. Laikyseną, aprangą, batus, judesį, dinamiškumą, balso stiprumą, dainavimo įgūdžius. Už vertintojus taip pat bus vakaro pabaigoje balsuojama. Kas geriausia pasirodys, tas bus vertas šio vakaro titulo. Taigi, kiekvienas dalyvis gali būti šiandien apdovanotas. Prašau pasistengti. Taigi, kviečiu pirmos komandos kadagys Kristiną. Galima vieną klausimą prieš tai? Prašom. Gal galima prasidainuoti visiems? Prašau.
legendomis apipintų, krantos smėlis supildos tvirtovės, rodo saulės mūsų meilę ilgais. Tai žodžiu, taip, tostas apie tai, kad mūsų meilė šiandien tik prasidėjo, ne tik dainom visuomeniniam reikalams senai, bet tarp mūsų komandų ir viso kito. Tai už meilę prasidėjusią ir besitęsiančią. Paplojam, Taipgi, kviečiu ketvirtos komandos, mes galim atlikėją Elytę prie šio Yra draugystė ir mes bet kur su šypsena tarp gerų draugų visada galime rasti savo laimę. Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, kada yra draugų, tada mes laimingi. Tai išgerkime už laimę ir kelionės. Kviečiame antros komandos padės Janiną atlikti eksperto dainą. Kad jūs nepamiršite mūsų, nepamiršite šitos dienos, nepamiršite kelionės ir šitos dainos, nors ji liepia pamiršti viską. Pamirškit viską išskyrus visą gerą. Būkit sveiki ir laimingi. Užgausti stipriai, suvaitos tada, švelniai paglošius, tyliai suskambės. Jis muzikai viską atsišauks, jame aistra, klasta ir melas. Tegul tik niekas stygos nenutrauks, tegul laimingas būna jo finalas. Paplojame padės komandai. Kviečiame paskutinę, trečiąją komandą, iš tų, kas liko, atlikti eksproto dainą. Sigita, prašome prie šio mikrofono. Tai aišku, turėtų būti turbūt vis dėlto apie tai, kad nenusimink. Bet to žodžiu, kuriuo ir baigėsi daina. Taigi tikrai, nors ir ateina tokia marazmiška ir depresiška metų laikas, kai lapai visi nukrenta ir pasidaro šlapia ir nyku ir dienos trumpos ir tamsu beveik visą parą, bet nenusiminkim. Nes esame mes, yra bendruomenių sąjunga, LKBS. Yra veikla, kuri tikrai džiugina visų mūsų širdį ir tikrai galima viską pasiekti. Taigi už tai, kad
kad viskas galima. Kad mes tikrai galėtume, neliūdėtume ir norėtume dar kažką pasiekti ir pasiekti. Visi kapitonai jau pasakė tostus. Aš manau, kad jūs esate numatę patį geriausią vakaro komandos kapitoną ir dabar prašau į savo numerį, į savo kortelę įrašyti stalelio numerį, kuris kapitonas jums labiausia patiko.